Horn pristato. Rugpjūčio 22-ąją Vilniaus Rotušės aikštėje rinkosi gražūs ir spindintys visureigiai, tačiau spindėjo jie tik tą dieną. Kitą dieną, rugpjūčio 23-ąją, netoli Molėtų įvyko lenktynės, kurios tapo rimtų išbandymų ekstremalių važiavimų mėgėjams Lietuvoje. Kovai pasirengusius lenktynių ekipažus Rotušės aikštėje sveikino Vilniaus vicemeras Algimantas Vakarinas. Linkiuosi jums visiems, kad sektųsi, kad oras būtų toks kaip šiandien, ko gero, kuo blogiau, tuo jums geriau, kad nuotaika tikrai būtų skaidri, žvali, be abejo ir gerų sportinių trofėjų. Sėkmės jums! Taip pat sėkmės linkėjo Lietuvos visureigių klubo asociacijos prezidentas Viktoras Kaštelionis. Džiaugiuosi, kad toks renginys galų gale įvyko ir norėčiau palinkėti jam visokeriopos sėkmės ir kad tas pirmas blynas būtų neprisvilęs, kad tai būtų gražus renginys tiek dalyviam, tiek ir sportininkam. Į kelionę lenktynininkus palydėjo Vilniaus visureigių klubo prezidentas Vaidotas Marozas. Pirmieji Vilniečiams prisistatė pirmąjį numerį ištraukę Vilniaus visureigių klubo atstovai Rolandas Igliukas ir Gediminas Grigaitis. Lenktynėse pasiryžo dalyvauti 15 ekipažų iš 7 klubų. Pašėlė 4 ratai, 4x4, LRC, Vilnius Nissan Offroad Club iš Vilniaus, Kauno visureigių klubo atstovai, taip pat 35 colių klubo iš Kupiškio atstovai ir Panevėžio Viesulo Bastūno lenktynininkai. Tarp lenktynių dalyvių buvo ir prestižinio pasaulyje Rusijoje vykusio Ladogos ralio laimėtojai, panevėžiečiai Vadimas Kovalevskis ir Audrius Sutkus, 12 numeris. Pristatykite savo automobilį, pristatykite pats ir kokius tikslus jūs keliate savo varžybose. Esu Audrius Sutkus, automobilis turi savo vardą, tai yra Rocky Balboa, boksininko vardu pavadintas automobilis. Tikslai, žinoma, nugalė. 4, 3, 2, 1. Tuo gražioji ir švarioji lenktynių dalis baigėsi. Starto dieną trasoje išsirikiavo 15 visureigių, padalytų į 2 klases – TR2 ir TR3. Pagrindinis kriterijus buvo ratų aukštis, tai yra iki 36 colių, klasė TR2 per 36, klasė TR3. Prieš lenktynes pirmiausia pasitarimas, kuriame nurodyta, kas galima, ko negalima ir ko reikia tikėtis. Rolandas Igliukas pasiryžo kovoti nepaisant to, kad jo ranka buvo lūžusi. Na ir tai nebuvo pirmasis kartas, kai jis važiavo taip. Ir trasa 3,5 km su sunkiai įveikiamais 7 taškais. Pirmasis startavo būtent Rolandas Igliukas, na, o trečiuoju numeriu pažymėtas automobilis yra Antano Juknevičiaus, žmogaus, kuris kaip šturmanas yra įveikęs ir garsųjį Dakaro ralį. 11 numeris pasirengė startui, tačiau jo reikės palaukti. Rolandas Igliukas jau įveikia pirmąjį ratą ir pradeda sukti antrąjį, tik tada varžovai gali leistis jam pavymui. Antanas Juknevičius lyg vėjas įveikė pirmuosius 3 ratus, jis buvo lyderis užtrukęs juose vos 26 minutės ir tai buvo pirmasis orientyras visiems. Tačiau visų lenktynininkų dar laukia sunkios 3 valandos, per kurias reikėjo įveikti kuo daugiau ratų. O išbandymai prasidėjo kone nuo pat pirmųjų distancijos metrų. Vieni jos veikdavo sunkiau, kiti lengviau. Ekvilibristikos stebuklai trasoje ir lenktynininkai bando įveikti sunkiausias vietas taip, kaip išmano, taip, kaip kam patogiau. Naudodamėsi be abejonės ir gervėmis, prietaisais, kuriais bandoma
palengvinti automobiliui kelią iš kemsyno, į kurį jis įstringa. Vienas iš sunkiųjų taškų – slalomas. Akivaizdus TR2 ir TR3 klasių skirtumas. Daug galingesnių automobilių važiuojantis Mečislavas Vaškovičius paveja Aleksandrą Lechovičių ir pirmas įvažiuoja į šią trasos dalį. Tuo tarpu savo greitį ir jėgą demonstruoja Antanas Juknevičius. Rolandui Igliukui tenka atsimušti ir į medžius. Raistas kliūtis, kurioje įstrigo pirmasis numeris. Na, o čia 12 numeris, vienas lenktynių favoritų, Vadimas Kovalevskis ir Audrius Sutkus. Prasta spastai ne vienam automobiliui. Čia stringa ir Kupiškėnas Naglis Čepelis. Na ir štai toks sinchroninis gervių darbas, bandymas patikrinti ir techniką, ir sugebėjimą išsikapstyti iš balos. Gervės vienodas ir lenktynininkai maždaug vienodu greičiu išvažiuoja į pozicijas, iš kurių galima tęsti lenktynes. Naują kliūtį Kupiškėnai įveikia greičiau už panevėžiečius. Favoritams tenka stabtelėti. Po pirmųjų 4 ratų į lyderių gretas įsiveržė ir Vilniaus visureigių klubo. Vieni geriausių lenktynininkų Darius Šipkauskas ir jo šturmanas Tomas Šipkauskas. Masiniai nemalonumai Brastoje. Pirmieji čia įstringa broliai Šipkauskai. Paskui juos su problemomis susiduria ir kiti ekipažai. 13 numeris Marius Putrimas, 15 numeris Darius Tupkovas ir šį kartą lengvesnio kelio rasti nesugebėjęs Antanas Juknevičius. Keturioliktasis numeris Andžejus Sumkovskis įveikė šią kliūtį. Tuo tarpu broliai Šipkauskai išsikapsto iš purvyno ir tęsia lenktynes. 15 numeris Darius Tupkovas pašėlė 4 ratai. Vilniaus klubas, o tuo tarpu Antanas Juknevičius jau rūksta ir tai reiškia, kad vienas iš lenktynių favoritų turi rimtų problemų. Pasitikėti šioje situacijoje galima tik pačiu savimi arba tikėtis pagalbos iš varžovo. Žiūrovai padėti lenktynininkams negali. Tačiau siūlyti sprendimus žiūrovams niekas neuždraus. Valdui Romeikai pasiūloma šokti į balą ir visiems sukelia džiaugsmo tai, kad lenktynininkas iš jos neišsikapsta. Tačiau murdymasis purve ne vienintelė problema, su kuria tądien teko susidurti Romeikai.
po kol kas dar tik pradėjom, tai dar po kol kas dar nedaug bėdų, tik tai vieną kartą atsivertėm ir dabar bandom įsitraukti. Andrėjus Lechovičius, sėkmingai lenktyniavęs TR2 klasėje, veržėsi į priekį ir aplenkė įstrigusi varžovą. Tuo tarpu Valdui Romeikai naujos problemos. Šiam lenktynininkui po varžybų be jokios abejonės teks aplankyti dušą. Į klausimą, kas atsitiko, atsakymą rasti nesudėtinga. Labai giliai įkrito. Ketvirtasis numeris Marius Pauliukas įveikia dar vieną kliūtį, tą patį daro ir vis ryžtingiau bei greičiau važiuojantis Vadimas Kovalevskis. Problemos bebrų užtvankoje. Nusimantavo ratas, nutrūko lygiuotkė, subirėjo stiklas. Nu, žodžiu, sėdim giliai. Ir šansų kol kas nesimato. Viena siauriausių trasos vietų ir čia ji tampa dar siauresnė po to, kai įstringa 8 numeris Vaidotas Žvirblys. Trasoje iš tikrųjų tampa ankšta. Simboliška, bebrų kanalas ir bebrų vadinamas Vaidotas Žvirblys stringa būtent čia. Tuo tarpu norintys pravažiuoti šią vietą rikiuojasi už jo. Atsirado darbo ir traktorių vairuotojui. Net galinga technika nesugeba padėti šiose situacijose. Dar kartą! Aplinkelį pirmieji rado panevėžiečiai Vadimas Kovalevskis ir Audrius Sutkus. Tuo tarpu traktorius vis dar vadavo Žvirblį. Pagaliau 8 numerio vargai baigėsi ir jie baigėsi galutinai. Išgelbėjo? Nu jo, tik neaišku, su kokiais nuostoliais. Priešininkams liko žvalgytis, ar ši bala iš tikrųjų neišbrendama. Organizatorių evakuotam Vaidotui Žvirbliui lenktynės tuo ir baigėsi. Rolandas Igliukas įveikia dar vieną sunkią trasos vietą. Ta pati daro ir Naglis Čepelis. Švarus. Mariaus Pauliuko šturmanui Žilvinui Bruzgiui prieš banketą po lenktynių be jokios abejonės reiks persirinkti. Pasitaškyti reikia, vis tiek ko čia atvažiavo. Geltoniesiams Vilniaus visureigių klubo automobiliams teko vytis laiko negaišusius panevėžiečius. Lenktynininkų pagalba vieni kitiems nebuvo vien tušti žodžiai. Sportininkai stengiasi padėti
į sudėtingas situacijas patekusiems kolegoms, matyt slaptai tikėdamėsi ir to, kad jie patys sulauks pagalbos, kai to prireiks. Dar viena sunkiai pravažiuojama trasos vieta ir tai yra Radviliškis. Taip pavadinta kliūtis, kurią įveikti labai sunku Dariui Pupkovui. Na, 7 numeris Darius Šipkauskas toliau skynėsi kelią finišo link, aiškėjant, kad jis yra pagrindinis varžovas 12 numeriui Vadimui Kovalevskiui. Bandyti įveikti sunkias trasos vietas galima ir štai taip, kad tik automobilis nepargriūtų ant šono. O ant ratų išsilaikyti pavykdavo toli gražu ne visiems, tarp jų ir Antanui Juknevičiui. Broliai Šipkauskai padėjo atkelti automobilį, tačiau tuo Antano Juknevičiaus bėdos nesibaigė. Ne, nu čia pagal taisyklės turėjo būti pagal reglamentą čia traktorių šitoj trasos vietoje, bet jis išvažiavo į kitą vietą ir mes dabar gaištam savo laiką. Po 3 ratų pirmavęs 3 numeris, kuo toliau tuo labiau prarado savo pozicijas ir jį lenkė jau ir lengvesni bei mažiau galingi automobiliai. Nors ir patekęs į spąstus upėje, 6 numeris Andrėjus Lechovičius buvo vienas iš pretendentų laimėti lenktynes TR2 klasėje. Šeštojo numerio maudynės upėje truko gana ilgai. Antanas Juknevičius dar kartą prašo konkurentų pagalbos. Šį kartą Vadimas Kovalevskis ir Audrius Sutkus išlupa iš pelkės 3 numeriu pažymėtą automobilį. Važiuojame ilsėtis. Buvo labai gera diena, viskas buvo labai gerai. Mes virvę čia sieną važiuojam, diržus dedamės. Važiuokite laus gerti, tai ko jie. Kodėl? Važiuojam gerti. Ar dar trasą važiuosit? Ne, užteks jau. Mes šiandien savo padarėm. Trasa, ir tik trasa Antanai bus. Sukaudė. Lenktynių pabaigoje aštrėjo kova dėl prizinių vietų. Į STR3 klasėje pretendavo 2 Vilniaus visureigių klubo automobiliai, o TR2 klasėje 13 numeris Marius Putrinas. Valdas Romika įveikia dar vieną kliūtį, tačiau į pergalę bendroje įskaitoje šis ekipažas jau nebepretenduoja. Ir 5 numeris Miroslavas Bielinis su šypsena veide, nepaisant to, kad jo automobilis tarp outsiderių. Važiuoti ten, kur niekas nevažiuoja ir nedrįsta važiuoti. Tai yra didžiausias malonumas. Dabar kiekvieną savaitgalį su šeima, su mažamečiais vaikais praleidžiamas purve gamtoje. 3 valandų maratonas baigėsi. Varžybų nugalėtojai įveikė 10 ratų, 35 km. Antrosios vietos laimėtojai 9 ratus, 31,5 km. Trečia vieta 8 ratus, 28 km. Vidutinis greitis apie 10 km per valandą.
Šį kartą varžybas laimėjo geriau parengta technika ir darniau dirbantis ekipažai. Varžybų metu pavyko išvengti nelaimingo atsitikimų, nes trasoje tvarką palaikė krašto apsaugos vyrai. Varžybų organizatoriai dėkoja dalyviams už ryžtą ir ištvermę, žiūrovams už palaikymą, rėmėjams už prizus, kurių bendra vertė 6000 litų. Organizatoriai tikisi, kad kitais metais dalyvių, žiūrovų ir rėmėjų bus dar daugiau. Padidės ir prizų fondas. Iki susitikimo kitąmet Juozapavos kaime Vilniaus visureigių klubo varžybose. Melga padangos nugalėtojams. TR2 klasė. 3 vieta Marius Pauliukas, Žilvinas Bruzgis. 2 vieta Marius Putrimas, Saulius Staniulionis. 1 vieta Andrėjus Lechovičius, Kęstutis Mačionis. TR3 klasė. 3 vieta Rolandas Igliukas, Gediminas Grigaitis. 2 vieta Darius Šipkauskas, Tomas Šipkauskas. 1 vieta Vadimas Kovalevskis, Audrius Sutkus.